Šiandien yra pirmadienis, šiandien yra atostogų diena, šiandien gražus oras. Šiandien šviečia saulė, šiandien daug sniego. Ne šiandien, bet užvakar pasiėmiau du labai gerus dalykus. Žiūrėkit. Du Zenit fotoaparatai. Planavau įsigyti kokį nors seną juostinį fotiką, bet užteko tik paskambinti tėčiui ir nuvažiavom į garažą, atknisom po dėžėm senus fotoaparatus. Kol kas negalėjau dar visiškai išbandyti, nes nebuvo juostelės, buvo lygiai tik keli kadrai, tai šiandien einu nusipirkti juostelės fotikę. Yra vienas Zenit B. Jis yra visiškai viskas manual daroma, viskas rankiniu būdu. Nežinau, reikės pabandyti. O kitas yra biškai mandresnis Zenit ET. Jis turi šviesos matuoklį, tai palengvina truputį darbą. Ir dabar keliaujam į Pardę įsigyti juostelių. Ir labai noriu išbandyti per savaitę, kuo galima daugiau suprasti, kaip jie dirba ir kaip jie veikia ir kaip gaunasi fotkės padaryti. Ir kažkurį iš jų turbūt naujesnį pasimsiu į New Yorką, nes labai norėčiau padaryti tokių nuotraukų, kaip nežinau, kaip iš kokio nespalvoto Woody Alleno filmo Manhattane, tokių senovinių truputį nuotraukų, kas būtų žiauriai faina. Tai gaila, kad jie pakankamai sunkus ir pakankamai dideli. Bet kaip nors. Ir dar vienas naujas dalykas, kurį įsigijau, nes nebegalėjau dirbti su savo kompu, nes man pritrūko galios, pritrūko greičio, dirbant su montavimu ir nuotraukų redagavimo programom. Tai aš nusipirkau šitą žvėrį, kas visiems jau yra prieš istoriją ir panašiai, bet man tai yra naujas dalykas ir tai yra labai fainas dalykas. Čia buvo įdomu. Priėjo čiuvakas, klausė, ar fotkinu, ar filmuoju. Davė užsirašė mano numerį, čia kažkokią pasirodo studiją turi šalia, sakė susisieks dėl kažkokių filmavimų, castingų, kažkokių prisijungti prie jų komandos, nežinau. Įdomu. O dabar judam. Panašu, kad veikia fotikas. Išryškinu juostelę, aišku, kadrai kažkokie neaiškus, brolių veidai matos, ką bandžiau daryti penktąją, nieko nežinodamas, tai kaip ir veikia. Nusipirkau 2 juosteles, pabandysim su abiejais fotikais, žiūrėsim, kas naujo ir kas gero.
radom Šeškinį, kitą miesto gale. Seniai čia iš tikrųjų bebuvau jau. Keliaujam pas senelius, aptvarkysim senelio kompo stalą, postelę, viską nežinau, nes ten pravalus yra kas darosi. Aš jam pardaviau savo seną kompą, Asusą. Tai viską sujungsim, sutvarkysim, išmesim ko nereikia turbūt. Žodžiu, padarysim jam gyvent paprasčiau truputį. Grįžom pagaliau po visų kelionių, po visų daug šalčio trūlikuose. Grįžau namo, seneliai patenkinti, visi patenkinti, aš esu labai patenkintas, nes galiu išbandyti fotikus, padariau jau porą nuotraukų su juostele. Žiauriai keista yra, nes tu pasiemi, nufotkini ir iš karto lenkiesi žiūrėti, o ką matai tuščią juodą medžiagėlę. Labai tas įprotis toks keistas ir sunku turbūt jo atsikratyti yra, nes mes labai įpratę greitai peržiūrėti viską ir greitai pamatyti viską, ką mes norim. O čia toks savotiškas nekantrumas, jau tik nufotkini ir iš karto lauki, kaip ta nuotrauka gausi ir kaip ten viskas išėjo, o negali pasižiūrėti. Bet tai dar vienas įdomus dalykas apie tokią fotografiją. Ir vienas fotikas, viskas paruoštas fotkinti, o kitą pabandysiu dabar įdėti juostelę. Nu va, kaip paprasta, praėjo tik 17 minučių ir man nepavyko. Nieko nesuprantu, kaip taip. Anam viskas aišku buvo, viskas ten normaliai. Šis kažkoks netoks. Tai kaip ir aišku, ties kuriuo fotiku apsistosiu. Jo. Nesuprantu visiškai. Bet tai visai palengvina sprendimą mano. Tas yra naujesnis, tas turi matuoklį. Jisai puikiai veikia, viskas puiku, man atrodo. Viskas puiku. Viskas puiku. Kaip nieks netelpa. Neužtrukau net 2 minučių. Tai man atrodo, kad šiandien tiek. Nauja patirtis, gera patirtis. Jo, bet dar ne viskas, nes man naktis tik prasideda. 12. Eina montuoti viskas, kas buvo prieš tai, kai viską matėt. Po to laukia 2 paskutinės antro sezono Fargo serijos.
Labai super serialas, tikrai rekomenduoju pažiūrėti. Kiekviena serija kaip filmas trunka po daugmaž plius minus 50 kelias minutes. Labai super.